Sveiki, šiame video pademonstruosiu, kaip redaguoti du pagrindinius WordPress WooCommerce ar tiesiog WordPress turinio tipus. Tai būtų puslapiai ir įrašai. Kuo jie būtent skiriasi? Pagrindinis skirtumas, kad įrašai yra rašomi į vieną puslapį, šiuo atveju blogo puslapį, ir ten jie visi yra pateikiami. Būtent šioje svetainėje šis turinio tipas iš esmės yra nenaudojamas, bet trumpai galiu pademonstruoti, kaip veikia įrašų kūrimas. Įrašo pavadinimas, mano įrašas, turinio tekstui pasinaudosim lorem ipsum. Štai turime šiek tiek teksto. Savo turinį galim jam priskirti formatą, galim priskirti kategoriją, tarkim, čia būtų naujienos, galima pridėti įvairias žymas, kurios šiek tiek suteikia puslapį naudingumo, galima priskirti paveikslėlį, galima ir kelti paveikslėlį naują. Raktažodį parašyti. Šis skiltis yra Yoast įskiepis ir galima puslapį optimizuoti ir gerinti jo rezultatus. Ir iš esmės yra tiek. Po to puslapio valdymas yra panašus į produktų saugojimą. Išsaugome iš pradžių kaip juodraštį, kol mes jį redaguojam ir nenorim jo paskelbti. Galim pažiūrėti, kaip jis atrodo, įvairūs puslapio nustatymai. Taigi, iš esmės mes, jeigu viską surašėm ir esam pasiruošę skelbti, spaudžiame paskelbti. Ir šis įrašas yra automatiškai paskelbiamas. Galima visada koreguoti įrašo galutinę adresą, tokį, kokį jums patinka. Čia yra standartiniai įrankiai, įterpti nuorodą. Standartiškai rašant straipsnius dalinama į atskiras dvi dalis, atskiriant skaityti žymą, skaityti toliau. Ir ši žyma padalina puslapį dvi dalis, atsidarius naujienų skiltį, viršutinė dalis bus rodoma iš karto, o apatinė dalis jau tik atsidarius patį įrašą. Toliau yra standartinės redagavimo funkcijos. Tas pats yra iš esmės ir su puslapiais. Klausia, ar taip mes galime išsaugoti. Dar grįžtame prie pačių įrašų. Atnaujintas išsaugotas mūsų įrašas. Galim dar kartą apžiūrėti mūsų įrašą. Komentarų skiltis. Taigi, jeigu įrašas mums neaktualus, jį galim ištrinti, perkelti į šiukšliadėžę. Tas pats yra ir puslapiai. Puslapiai yra, kiekvienas yra sukuriamas tam tikrai skilčiai. Pavyzdžiui, naudojame kaip pažymėti apie mus, WooCommerce sukuria savo apmokėjimo skiltį, puslapį homepage pas pagrindinis puslapis. Jis yra atitinkamai redaguojamas naudojant šiuo atveju Visual Composer redagavimo priemonę. Įkeliame papildomi įskiepiai, kurie padeda sukurti gražesnį svetainės pradinį puslapį. Bet šitoje vietoje nesigilinsim, kaip visą tai keičiame, o tiesiog patys sukursim naują puslapį. Jis kuriamas taip pat kaip ir įrašas. Schema yra visiškai iš esmės ta pati, pavadinimas, tekstas, tie patys raktažodžiai. Ir yra papildoma skiltis čia, būtent šioje temoje Nielsen. Čia galima įjungti papildomų funkcijų, tokių kaip sidebar rodymas,
pasirenkame, kokį būtent, apie juos truputį vėliau. Galima daug elementų pakeisti, naudoti paveikslėlį, parallax efektą, pakeisti foną kitokį nuo standartinio, pridėti Google žemėlapius ir taip toliau. Bet mes to apsiribosim ir to nenaudosim. Ir iš esmės taip pat galima priskirti paveikslėlį. Tai va būtent šitaip yra kuriamas ir saugomi puslapiai ir nauji įrašai WordPress WooCommerce sistemoje.